Iki 2015 metų Česterio Grafienės ligoninės naujagimių skyrius buvo kaip ir bet kuris kitas Anglijoje. Vieta, kur mažesni už suaugusio žmogaus ranką kūdikiai pirmą kartą trapiai įkvėpdavo, kur kiekvienas širdies plakimas buvo švenčiamas ir kur beveik visada tie, kurie gimė neišnešioti, galiausiai grįždavo namo su savo tėvais. Tyrimai rodo, kad iš 1000 neišnešiotų kūdikių gimusių Jungtinėje karalystėje kasmet miršta mažiau nei 2. Tų 2015 metų birželį vos per 2 savaitės staiga mirė 3 kūdikiai, o 4 savijauta greitai sublogo be jokio įspėjimo. Visi jie buvo stabilus, gimė vos prieš kelias dienas ir tikėjosi grįžti namo su tėvais. Tačiau Lucy Letby turėjo kitų idėjų. Praėjus kelioms minutėms po to, kai birželio 8 Letby atvyko į naktinę pamainą, ji per intraveninę liniją suleido oro kūdikiui berniukui, kuris gimė praėjusią dieną, 6 savaitėmis anksčiau laiko, kartu su savo dvyne seserimi. Jis iš karto sublogo. Gydytojai puolė jį gaivinti ir jo mama, atsigaunanti po gimdymo, šaukė: "Prašau, neleisk mano kūdikiui mirti, prašau, neleisk mano kūdikiui mirti." Deja, bandymai išgelbėti berniuko buvo nesėkmingi. Ta pačią dieną Letby bandė nužudyti ir berniuko dvynę seserį, tačiau gydytojams pavyko ją išgelbėti. Įsivaizduoti žudiką, slankiojantį ramiais naujagimių skyrius koridoriais būtų siaubinga. O kad tai galėjo būti jauna, besišypsanti seselė, yra dar siaubingiau. Lucy Letby vardas liks įamžintas kaip Mira Hindley, Rose West ir Beverly Allet. 33 metų slaugytoja buvo nuteista už 7 naujagimių nužudymą ir bandymą nužudyti dar 6. Todėl ji tapo baisiausia kūdikių žudike šiuolaikinėje Didžiosios Britanijos istorijoje. Kitaip nei Hindley ar West, Lucy Letby vaikystėje nebuvo jokių traumuojančių požymių. Ji užaugo Herefordo miesto centre, viduriniosios klasės šeimoje. Letby buvo vienturtė Johno ir Susan duktė ir kaimynai šeimą apibūdino kaip mėgstamus ir gerbiamus. Žudikės tėvai dalyvavo kiekvienoje jos teismo proceso dienoje ir liko nuožmiai ištikimi. Letby buvo apibūdindama kaip santūri ir kiek drovi moteris. Jos pačios gimimas buvo sunkus ir ji buvo dėkinga, kad tada slaugytojos ją išgelbėjo gyvybę. 2011 metais įgijusi registruotos NHS slaugytojos kvalifikaciją, Letby susikūrė gerą reputaciją tarp savo kolegų kaip darbšti ir patikima darbuotoja. Tačiau daugelis ją stebėję teismo salėje įtarė, kad Letby turi tam tikrų psichopatijos požymių. Jie matė, kaip kaltinamoji šaltai atsiribojo nuo jai pateiktų kaltinimų, nerodė jokių emocijų, kai prisiekusieji klausėsi baisių liudijimų. O taip pat, kai jis stebėjo tėvų siaubingus riksmus, kurių kūdikių mažytės galūnės trūkinėjo ištiktos priepuolių. Kai kurie tėvai prisiminė stebėję, kaip keistai linksma slaugytoja maudo ir rengė jų mirusių kūdikį ir tik po daugelio metų sužinojo, kad jie nemirė natūralia mirtimi ir kad ši moteris, atlikinėjusi pomirtinius darbus, iš tikrųjų buvo jų žudikė. Kai kurios aukos išgyveno, tačiau jų likimai ne visada buvo laimingi. 2 Letby aukos, mergaitė, kuriai dabar 8 ir berniukas, kuriam dabar 7, dėl šių išpuolių patyrė nepakeičiamą smegenų pažeidimą. Tik 16 teismo proceso savaitę Letby parodė savo emocijas, tačiau tai neturėjo nieko bendro su jos aukomis. Ji pirmą kartą išliejo ašarą, kai vedęs gydytojas, kurį Letby buvo įsimylėjusi, vieną popietę atvyko į Mančesterio karūnos teismą duoti parodymų. Tyrimų įrašai iš Letby telefono rodė, kad ji kelis kartus ieškojo pirmųjų užpultų dvynių motinos Facebook'e. Pirmą kartą netrukus po to, kai baigė pamainą, kurioje nužudė vienos dienos berniuką, o paskui vėl naktį po bandymą nužudyti jo seserį. Po 2 mėnesių ji vėl ieškojo šios motinos profilio. Slaugytoja internete ieškojo daugelį jos prižiūrėtų kūdikių tėvų. Atrodė, kad jį ieškojo, nes norėjo pamatyti, kaip jie sielvartauja.
Ledby nužudė dar 2 kūdikius praėjus kelioms dienoms po to, kai jų užpuolė dvynius. Nebuvo jokio racionalaus paaiškinimo dėl staigaus 4 dienų berniukų ir 2 dienų mergaitės sveikatos žlugimo. Vėliau paaiškėjo, kad 3 iš 4 kūdikių buvo sąmoningai suleistas oras į kraują per intraveninę liniją, kas buvo Ledby mėgstamiausias atakos metodas. Naujagimių skyriaus vyriausiai pediatrijos konsultantą dr. Steveną Brierį labai sutrikdė 3 kūdikių mirtis per 14 dienų. Peržiūrėjęs jų priežiūros įrašus, jis nerado nieko, kas paaiškintų, kodėl jiems taip netikėtai užgeso gyvybė. Tada jis pasižiūrėjo, kas tuo metu dirbo, ir rado, kad kiekvienu atveju dirbo tik viena slaugytoja – Lucy Ledby. Gydytojas pateikė savo išvadą slaugos direktoriai Alison Kelly ir paaiškino, kad toks kūdikių mirtingumas yra nepaaiškinamas, vien tik kad Ledby dirbo per kiekvieną atvejį. Tačiau jis sunkiai galėjo patikėti, kad ji galėjo būti atsakinga už kūdikių žalojimą. Gydytojo įtarimas buvo labai greitai atmestas. Vėliau jis bei kiti pediatrai konsultantai nekartą maldavo vyresnių vadovų pašalinti Ledby iš skyriaus, kai nepaaiškinami įvykiai tęsėsi. Tačiau vadovai užuot išklausę jų nuogąstavimus, pareikalavo, kad jie jos atsiprašytų už tokius siaubingus kaltinimus. Atrodo, jog ligoninės valdžiai labiau rūpėjo jų pačių reputacija, nei išsiaiškinti, kas iš tikrųjų ten vyksta. Vyresnysis gydytojas Ravi J. Ramas liudijo, kad dar 2015 metais ligoninės administracija išreiškė susirūpinimą dėl Ledby, susiejęs jos buvimą naujagimių skyriuje, kai įvyko netikėtos ir nepaaiškinamos mirtis ir kiti incidentai, kurių iš viso buvo 25. Jis prisiekusiesiems pasakojo, kai vieną kartą matė Ledby stovinčią prie vieno kūdikio, kurio kvėpavimo vamzdelis buvo išimtas ir kūdikio deguonies lygis buvo nukritęs. Jis teigė, kad Ledby nedarė nieko, iki kol jis įsikišo. Tai buvo pirmas kartas, kai Ledby buvo identifikuota kaip potencialiai tariamoji. Tačiau tuo metu dauguma kolegų manė, kad jai tiesiog nepasisekė, kad tai tik sutapimas. Bet po kelių kitų atvejų pradėjo atrodyti, kad tai negali būti tik grynas atsitiktinumas. Kitais metais jaunoji slaugytoja insulinu apnuodijo 2 naujagimius, kitiems pumpavo orą, permaitino vieną kūdikį pienu ir padarė traumą kito naujagimio gerklytei, sugadindama jo maitinimo vamzdelį. Beveik visi vaikai buvo užpulti naktį, dažnai praėjus akimirkoms po to, kai iš palatos išeidavo jų tėvai. Keletas jų buvo užpulti, kai jų kitos slaugytojos trumpam išeidavo, kad sukurti įspūdį, jog vaikai nukentėjo kitų priežiūroje. Nepaslaptis, kad Ledby visais atvejais buvo skyriuje, tačiau jos nusikaltimai buvo tokie subtilūs, kad net nepastebimi. Praėjo daugiau kaip 30 metų, kai kita vaikų slaugytoja Beverly Alit žudė vaikus ligoninėje 1991. Niekas nemanė, kad tai galėjo įvykti vėl. 2016 m. birželio 23 dieną skyriuje gulėjo trinukai broliai, kai Lucy Ledby vieną iš jų nužudė savo įprastais metodais. Po paros tėvai neteko ir antrojo, už kurio mirtį taip pat buvo atsakinga ši slaugytoja. Tai buvo jos paskutinis išpuolis, kuri tuo metu tapo visiškai nekontroliuojama. Ligoninės valdyba pagaliau nusprendė kreiptis į policiją. Ledby neigė į pateiktus kaltinimus ir teigė, kad gydytojų gauja nori jai suversti kaltę už nesėkmes ligoninėje. Tačiau jos namuose buvo rasti šimtai medicininių dokumentų, kurie buvo konfidencialūs, su įrašais apie jos aukų mirtis. Tamsesnė jos charakterio pusė buvo atskleista rastose jos pačios užrašuose. Ji rašė: "Aš esu blogis, aš tai padariau. Aš juos nužudžiau tyčia, nes nesu pakankamai gera, kad galėčiau jais rūpintis. Ir esu siaubingas bei blogas žmogus. Nėra žodžio, esu baisus žmogus ir už tai moku kasdien." Serijinė žudikė Lucy Ledby buvo nuteista Mančesterio karūnos teisme šių metų rugpjūčio 21 dieną ir niekada nebus paleista iš kalėjimo.
Ji ten taip ir liks būti už 7 nekaltų kūdikių nužudymą ir neapsakomą skausmo atnešimą jų bei kitų išgyvenusių nukentėjusių šeimoms. Ačiū labai, kad žiūrėjote, susitiksime kitoje istorijoje.